Palanga.com. Mano gyvenamas būstas. Opa. Neblogai jūs mane. Krešas antroji. Ai. Čia drąsiai tai. Labai drąsiai. Planuota kelionė į Palangą prasideda jau visai netrukus. Vadinasi, nusiplovė motociklą, bet važiuoti dar nesinori. O kodėl? Tikriausiai ir patys supranta. Pastarąją vasarą, kaip įprasta, oras mėgsta labai greitai pasikeisti. Kaip greitai pradeda lyti, taip greitai ir nustoja. Bent tiek. Kelionė prasideda. Benzino ir į kelią. Laukia apie 400 km. Iš Vilniaus į Palangą važiuoju ne autostradą, o per Kernavę, Ukmergę, Panevėžį, Pakruojį, Šiaulius. Orų prognozė kaip tik mano naudai. Turėtų būti bent kelios audros arba stiprus lietus. Tam esu nusiteikęs ir pasiruošęs. Pamatysim, kaip seksis. Kol geras oras ir gražus kelias, papasakosiu jums savo YouTube kanalo idėją. Kaip viskas prasidėjo? Maždaug prieš 5 metus, kai pasaulį sukaustė COVID-19 pandemija, gyvenimas trumpam sulėtėjo. Gatvės ištuštėjo, darbai sustojo, o kasdienybėje atsirado šiek tiek daugiau laiko nei įprastai. Būtent tada man gimė mintis sukurti video kanalą. Ne šiaip sau kanalą, o erdvę, kur kartu galėtume kelti pačius įdomiausius klausimus. Atsakymai nebūtinai bus teisingi, bet svarbiausia, kad bandytume juos išspręsti. Tikiu, jog būtent tame ir slypi tikrasis įdomumas. Labai gerai prisimenu, dar mokyklos laikais matematikos mokytoja nuolatos kartodavo sakinį, kuris man įstrigęs visam gyvenimui. Man nesvarbu, ar atsakymas teisingas, tai tik smulkmena. Man svarbiausia, kad sprendimas būtų teisingas. Ir štai ši mintis mane lydi iki šiol. Galbūt ją galima pritaikyti gyvenime ir plačiau? Šiandien turiu naujų klausimų apie keliones, motociklus ir mano kaip televizijos operatoriaus darbą. Ar tokiu oru ir lietuviška vasara kaip ši motociklu keliauti sudėtin? Su kokiais iššūkiais susidursime? Kaip atrodo operatoriaus darbo vieta ir darbo diena? Šią savaitę keliauju į Palangą. Ne poilsiauti, o dirbti. Ten vyks legendinės 1006 km lenktynės. Šiandien dar tik antradienis, bet mano darbas prasidėjo jau rytoj. Reikės ne tik filmuoti pačias lenktynes, bet ir sukurti komandų pristatymus, užfiksuoti automobilių paradą Vytauto gatvėje, treniruotės, kvalifikaciją, o šeštadienį visa diena tiesioginės transliacijos. Pasistengsiu bent šiek tiek parodyti, kaip visa tai atrodo iš kitos kadro pusės. Atvykstu pas draugus, kol dar nelyja, gaunu progą išbandyti vieną tikrą mėlyną žvėriuką. Įsekite U2200 GDX Turbo. Tai Japonijoje naudota eksportinė versija su turbina. 1,5 litro variklis 2 cilindrai, 24 arklio galios, mechaninė pavarų dėžė, visi varomi ratai. Tarp kitko, mano motociklo variklis 1,2 litro, 2 cilindrai be turbinos, apie 100 arklio galių, pavarų dėžė taip pat mechaninė, bet varomų ratų tik vienas. Spėju kelis ratus apsukti, kol netikėtai vėl prasideda lietus. Su pagalba spėju pasislėpti garaže. Lietus šiemet toks patikimas kaip seno automobilio elektros instaliacija. Niekad nežinai, kada pradės veikti. Kai dangus pagaliau apsiramina, vėl lekiu į kelią. Dar trumpam užsuku pas tuos pačius draugus, pavalgyt, pasikrauti energijos. Pamaitinu ir savo dviratę transporto priemonę ir judu toliau, į Palangą. O dabar kviečiu pažiūrėti pirmąjį video sukurtą dar 2020-aisiais. Tada kilo labai paprastas, bet smalsumą žadinantis klausimas. Kurio popierinio lėktuvėlio skrydis bus ilgesnis? To, kurio priekis smailus, ar to, kurio bukas? Jeigu ir jums kyla klausimų, drąsiai rašykite. Bandysim spręsti, ieškoti atsakymų, o gal net kartu nuvyksim į įdomiausias vietas. Parodysim, papasakosim ir, kas žino, gal net pakviesim jūs prisijungti. Sveiki, turim klausimą.
kuris lėktuvėlis skrenda toliau. Smailių priekių ar bukų priekių? Aišku, aš įsivaizduoju, kad smailių turėtų būti. Vienu žodžiu, išbandom ir pasiaiškinam. Sergiai, taikau tave. Pavlavlas. Pasidariau 2 lėktuvėlius smailiais galais, Žilvinas padarė 2 bukais. Einam išbandyti. Kažkaip nekonkrečiai čia viskas gavosi, bandysiu kitaip. Išmetam, pamatuojam, įvertinam konstantą paklaidą, vėjo greitį ir bus teisybė. Visiškai vienodai metu, kiek tai leidžia galimybės ir, vienu žodžiu, 2 lėktuvėliai, 2 bandymai. Win-win. Mano bukas Žilvino. Aš noriu laimėti. Einu matuot. Čia jau lemia centimetrai. Rekordas yra 5,40. Taip, so. O kuris bukas? Smailas, nes bukas. Nesąmonė, rimtai. Ir dar neskaitant, kad jis toliau nuplaniravo, tai dar jau virš 10 metrų būtų. Lėktuvėlis su buku priekiu nuskrenda toliau. Jeigu turite paaiškinimą, kodėl, parašykite. Taip pat rašykite klausimus, kurių atsakymai neduoda jums ramybės. Bandysime išsiaiškinti arba sukonstruoti kažką, kad atsakymas būtų aiškus. Iki. Kryptis aiški, bet kelias vingiuotas ir įdomus. Kuršėnai, Salantai, Darbėnai, o tada jau ir Palanga, kur viskas rimtėja. Laukia darbingos, bet labai įdomios dienos. Tęsiu kelionę su naujais klausimais, naujais vaizdais ir tikėtina dar ne vienu netikėtų nuotykiu. Lik su manimi, čia tik pradžia. Techninė komisija, komandų pristatymo filmavimas ir gaunasi kažkas tokio. Susitikimas su kolegomis, pasitarimas, briefingas, lenktynių darbo planas atliktas, važiuoju į savo darbo vietą. Ten jau vakar pasistačiau savo palapinę, kurioj aš būsiu ateinančias kelias dienas. Mano gyvenamas būstas. Opa. Baigėsi pirma kvalifikacija, dabar laukiam Sakartvovo. Nusukti, kad neplytų. Lygiai į tą pusę. Biškį nesivalysim. Biškį į tundą. Reiktų paversti.
Šiais metais pasiekė geriausią kvalifikacijos laiką – 1 minutė 7,5 sekundės. Trasos ratų rekordas pasiektas su Audi R8 LMS GT3 Evo bolidu komanda BioCircle and HSG by Swag. Šiandienos darbai baigti. Laikas vakarieniai ir poilsiui. O rytoj – didžioji diena. 1006 km lenktynės 2025. Bus 26-osios lenktynės, man asmeniškai berods 15. Pirmosios varžybos, kuriuose teko darbuotis, buvo 2007 metais. Neblogai išvalė. Žalia vėliava keliama ir 26-ųjų Aurum 1000 km lenktynių startas jau čia. Prasideda priekyje dvi Audi ir pažiūrėsim, kaip jos įvažiuos į tą pirmą stabdymo zoną. Čia, Lambo važiuoja tiesiai. Labai gražiai į vidų. Krešas antroji. Ai. Čia drąsiai Labai taip. drąsiai. Dar antroji klaida lenkiant čiutelę. Mama visada sakydavo, nevalgyt prie televizoriaus. Čia pasirinkimo nėra. Gale dar nelyja. Jau atėjo.
Kol buvo stiprus lietus lenktynėse, buvo įvesta Code 60 saugos fazė. Code 60 tai lenktynių saugumo procedūra, naudojama, kai trasoje įvyksta incidentas. Avarija, nuolaužos, pavojinga padėtis. Bet nereikia pilnai sustabdyti lenktynių ar iškviesti saugos automobilio. Visi sektoriai trasoje pažymimi violetinė vėliava su 60 ženklu. Greitis ribojamas iki 60 km/h visiems dalyviams, bet jie išlaiko savo pozicijas, neatsiranda papildomo išsibarstymo kaip su saugos automobiliu. Gerai. Pasibaigus lietui, lenktynės pratęsiamos. Ir tai yra šios komandos triumfas. Pergalė 53 startinis numeris. Biocircle NXS by Swag nugali 26-asias Aurum 1000 km lenktynės. Šį kartą tiek. Jeigu tiko ir patiko, spustelk like, subscribe ir parašyk, ką manai. Kyla klausimų, idėjų, variantų, prašyk. E-mailą ar žinutę į socialinę mediją. Šį kartą girdit ne mano balsą, esu užkimęs, ateityje pasitaisysiu. Iki.